Pagrindinis programos siekis yra padėti tau įgyti pasitikėjimo savimi. Ir tą padaryti padeda 3 etapai. Pirmiausiai mokomės įgūdžių, kaip valdyti dizaino procesą. Kaip jau minėjau, dizaino procese dirbsime su vizualiniu identitetu, tačiau procesas pritaikomas ir kitiems užsakymams. Pavyzdžiui, pakuotėms, svetainėms, socialinės medijos apipavidalinimams. Tuomet, kuomet jau turime įgūdžius, mums reikia gebėti susikalbėti su klientu. Todėl antrasis fokusas yra būtent į role play praktikas, kurios sudaro 50% visų susitikimų. Visgi didesnė dalis sėkmės priklauso nuo to, kaip mums pavyks susikalbėti su užsakovu. Na ir trečioje dalyje mes jau galime kalbėti apie savireklamą, apie tai, kaip save prisistatom. Nes tik tada, kada turėsime užsitikrinę įgūdžius ir žinosime, kad galime suvaldyti užsakymą, mes drąsiai keliausime į viešąją erdvę, prisistatydami garsiai, jog kuriame vizualinį identitetą, kuriame svetaines, kuriame socialinės medijos apipavidalinimus.